Sveiki, aš vėl reklamuoju šitą knygą, bet čia tik tai tam, kad viršelis būtų, kad šitie botai manęs taip greitai nesurastų ir neparodytų, ką aš čia noriu jums parodyti. Tai yra nuostabi knyga, pavadinčiau šiuo metu yra Naujoji Biblija ir čia yra tai, ką jums kiekvienam reikia žinoti, bet šis video ne apie tai. Čia tik tai tam, kad nutraukti dėmesį, kad tas velnias taip greitai nerastų. Kaip jau minėjau, buvo labai daug įvykių, kada labai daug žmonių man rašė, kad per visokias kitokias platformas, kuriuose net nebuvo mano salono ten paskelbta, ar neturėjau už savo to akaunto, kaip tas lietuviškai, net nežinau, akauntas paskyra turbūt lietuviškai. Va, tai aš neturėjau, bet čia noriu parodyti dar vieną įrodymą, kada moteris man rašė žinutę, kad per TikTok nusipirko kažką iš mūsų ir aš gavau tokį, ten buvo turbūt vėlgi buvo įdėta mūsų pasinaudota mūsų duomenimis, mūsų salono ir numeriu ir logo ir žmonės man rašė, tai aš noriu tą parodyti. Štai, parašyta, labas rytas, aš čia tokią dieną iš TikToko aš nupirkau vat tą ir tą ir neatėjo ir aš sumokėjau ir taip toliau, ir čia yra jos adresas. Tai va, tokie dalykai darėsi. Tai buvo, net negaliu pasakyti, kuriais metais, nes aš nematau čia tų metų. Yra tik tai, kas čia numeris yra. Ir tai va, tokių belė kiek būdavo. Tai jeigu norite visą tai sustabdyti, prašau, bėkite pas mus į Alliansum, nes visa tai ateina ir į Lietuvą. Ir labai labai stipriai. Tai yra, aš esu jūsų angelas ir noriu apsaugoti nuo tų visų dalykų, ką praėjau aš. Laukiu jūsų visų. Iki susitikimo Alliansum.